Bučiuotis noriu, Sakyk, bet štai aš noriu. O, sakyk, kas čia per aparatas? Tai sveiki mūsų rėmėjai, žiūrovai, klausytojai. Šiandien kalbinsim Tomą. Tai merginų, man atrodo, dar nesam kalbinę. Esam ukrainietės gyvenančios Lietuvoje. Na, dabar lietuvaitė. Jo, o dabar kalbinsim lietuvaitę. Tai Toma trumpai apie save, kad žmonės žinotų. Esu... Taip. Tai aš esu Toma, fondo Pagalbos Legionas įkūrėja, volonterė. Lygiai taip pat čia Mikas, irgi volonteras svarbiausias. Visą laiką tikrina, ar per daug skanukų neišvežam, neatiduodam. O taip tai irgi lygiai taip pačiai važinėjau į Ukrainą su humanitarinės pagalbos misijomis. Jau 3 metai tą darau, ne nuo pat pradžių, bet prasidėjus greitai įsijungiam Lietuvoje su visom veiklom. Užduosiu klausimą, kodėl taip darai? Aš manau, kad neturiu pasirinkimo nedaryti, nes tai yra svarbu mums visiems sulaikyti tą priešą kuo toliau nuo mūsų namų ir padėti mūsų broliams, sesėms, kovojantiems tenais, kaip tik mes galėdami, kad tik netektų to daryti pas mus namie. Čia po truputį perėsim prie politikos. Vakar ar užvakar buvo toks dalykas, kad Valstybės saugumo departamentas kartu su Lietuvos kontržvalgyba, tai yra antroji operatyvinių departamentų, pateikė grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitą. Ir ten buvo parašyta, kad, kaip tik dabar į tą temą, ateis, neteis, kad 3 metų bėgyje Rusija gali sustiprėti ant tiek, kad ir įsidrasinti ir pabandyti puolimą į vadinamą rytinį NATO flangą, tai yra į mus. Sakydamas į mus, tai aš turiu omeny visas 3 šalis - Lietuvą, Latviją, Estiją, ir dar Lenkiją. Taip. O mūsų premjeras Paluckas eilinį kartą pasakė, negąsdinkit žmonių, čia nieko to nebus, visa kita. Tai tavo nuomonė, kaip turint politinę, kaip čia pasakyti, supratimą, tai ar VSD specialistai nusišneka ar Paluckas? Vienareikšmiškai Paluckas. Taip, sakykime, tiesiai šviesiai gąsdinti žmonių nereikia, bet reikia įvardinti grėsmes labai konkrečiai, kad visi galėtų pasiruošti, kas kaip tinkami. Galbūt vieniems ta grėsmė yra neaktuali, nes jie to nori, jie to laukia. Mes visi ko puikiausiai žinom, kad turime tokių laukiančių. O kiti, kurie to nenori, gali labai savo ramiai per tuos kelis metus pasiruošti ir priimti tą grėsmę pasiruošę. Mes ir Saiva truputį diskutavom ir su tavim noriu dabar padiskutuoti. Gerai, prieina žurnalistas, prikiša mikrofoną Paluckui ir sako, VSD pasakė, kad grėsmė yra, ką jūs manote? Tai jisai galėjo pasakyti, žiūrėkit žmonės, bet jeigu VSD sako, jie yra specialistai. Vadinasi, kažkas tai tokio vyksta, juolab, kad Putinas ir jo aplinka patys neslėpė norintis atstatyti buvusią Sovietų sąjungą. Ir turintis realių ketinimų mūsų šalių atžvilgių. Kodėl Paluckas būtent taip, kaip tu ir nepasakė, kad žmonės, žiūrėkit, nepanikuokit, visa kita. Tiesiog, jeigu potencialus priešas matys, kad mes esame pasiruošę, teisingai apie tai šnekam, kažką darom, tada viskas bus gerai ir galbūt niekur nebus. Bet rėžė tą reikalą. Kodėl jisai būtent tai pasakė? Tai gal keli variantai galėtų būti. Vienas iš jų, kad jisai pats gyvena burbule. Kitas nelaiko to kažkokia tai grėsmė realia. Tų variantų turbūt čia irgi grinai diskusinis klausimas, nes
kaip jisai tą mato ir kaip jisai tą įsivardina savo, grėsmė, negrėsmė, puls, nepuls. Jeigu pasakė žmonės, kurie tuo užsiema, valgo iš to duoną, nes jie tikrai ne iš oro išpaišė šitą informaciją, tai tą reikėtų vertinti kaip faktą. Ne kaip kažkokį, galbūt čia ne taip, galbūt ne taip. Viskas yra faktas. Pateikta ataskaitoje įvardinta, jog yra tokia grėsmė, sustiprės. Tuo labiau, veikiant politikoje, dirbant politikoje, būnant politiku, reikia mąstyti ir įvertinti visą tą bendrą geopolitinę situaciją. Dabar ką mes matom? Iš tikrųjų, pagrindo tam, kad Rusija ir Putinas sustiprės, tikrai yra. Jeigu ir toliau, sakykime, Trumpas laikys savo tokią poziciją, ar ne, kad tai jūs patys kalti Ukraina, kad pradėjot karą su Rusija, ar ne, nors iš tikrųjų mes visi žinom, kas yra agresorius, kas yra nukentėjęs. Rusija yra agresorius ir užpuolė Ukrainą. Ir dabar jie iš tikrųjų, jeigu taip ir toliau laikysis tokia retorika, tai jie labai savo ramiai susistiprins savo visus pajėgumus per tuos kelis metus, Rusija aš turiu omeny. Niekas jiems nemaišys, nes kaip matom, pasižiūrėkit, jau JAV duotas įsakymas nebevykdyti kibernetinių atakų prieš rusus, atsisakyta teikti žvalgybinę informaciją Ukrainai, tai yra jau labai svarbu, nes tikrai, ką jie turi, tai tikrai turi amerikonai labai gerą žvalgybą. Visi... Sustabdytas ginkluotės tiekimas? Taip, sustabdytas ginkluotės tiekimas. Ir ką mes matome, Putinas jisai šiuo metu laimi. Bendroji politiniai situacijoje jisai laimi, jisai pasiekė to, ko nori. Visi žiūri į mus Europą kaip į durnelius, kurie čia šokinėjam ir bandom kažką tai įrodyti su ta parama. Zelenskį išvadina diktatorium visi, tai yra grinai Kremliaus retorika. Kaip vadindavo anksčiau Putinas Zelenskį? Diktatorius? Aišku, nesvarbu, kad jisai pats ten sėdė, jau bala žino, kiek metų ir įstatymai pakeisti taip, kad jisai ten ir sėdės visą gyvenimą. Bet, dabar pasakyti tokį, kad nėra tokios grėsmės, tai aš manau mažiausiai yra kvailoka. Ir ruoštis reikia tikrai stebėti. Plus, sakau, iš tikrųjų dabar Trumpo retorika tikrai labai, tuo labiau dabar planuoja sustabdyti teisinį statusą, atimti teisinį statusą ukrainiečių pabėgėliams, kurie yra Amerikoje. Tai yra dar vienas smūgis. Ir visa situacija jinai diktuoja labai paprastai, kad viskas eina link Kremliaus retorikos ir Kremliaus politikos. Kremliaus naudai. Taip, Kremliaus naudai viskas iš tikrųjų vyksta. Aišku, yra kitas momentas, kuris visai žaidžia galbūt į tą mūsų pusę, tai pavadinkim, tam kiekvienam neigiamam dalyke galima atrasti ir kažką teigiamo. Ir ką mes matome dabar, kai pasikeitė Trumpo tokia retorika, matom, kad Prancūzija ima lyderystę paramoje su Ukraina, iš tikrųjų stengiasi, iš tikrųjų pats Makronas jisai pasakė, kad nebūkite aplaidus ir tikrai stebėkite informaciją, vertinkite grėsmes iš Rusijos, nes jos tikrai yra galimos. Prancūzijos prezidentas tą pasakė, kad yra galimos grėsmės iš Rusijos. Jie, pasižiūrėkit, kyla pasitikėjimas Europos prezidentais, kyla pasitikėjimas Zelenskiu. Ir tas yra, teigiamas dalykas, aišku, bet kokia kaina tas vyksta. Kai Trumpas pasakė, žiūrėkit, Rusijos karas su Ukraina vyksta Europoje, tai jūs ten Europoje, europiečiai, būkit mėly ir tvarkykitės. Taip? Taip. Tvarkykitės patys, bet tuo pačiu metu įskaišo pagalius tai Europai į ratus. Taip. Tai čia toks dalykas. Ir čia dabar Paluckas sako, kad žiūrėkit, jokių čia grėsmių nėra, kaip ir paneigdamas visus akivaizdžius dalykus. Tai ar čia nėra tas pats, kaip pasakyti, ar nėra putinizmas, suprantate? Ar nėra putimas į tą pačią dūdą, iš tikrųjų, taip. Tai yra Kremliaus propaganda. Taip. Miegokit ramiai ir viskas bus gerai. Taip. Tai visi žinom, kad miegot ramiai negalim. Aišku, panikuoti nereikia, jokių būdų panika yra nereikalinga. Labai svarbu išlaikyti tą šaltą protą, racionaliai mąstyti ir įsivertinti.
Bet kad tą daryti, reikia informacijos. Dažniausiai informaciją mums suteikia kas? Nu, kažkiek gaunam iš valdžios, ar ne? Ir gaunam dabar iš VSD informaciją, iš antrukų gaunam informaciją, ar ne? Kad yra grėsmė ir yra tikėtina, kad 3 metų bėgiai jie vėl tenais bandys savo veiksmus į mūsų flangą. Tai natūralu, mums reikia pasiruošti tam, kalbėti apie tai, reikia įsivertinti visą tai, o ne numoti ranką. Tai numoti ranką jokių būdų negalima, panikuoti taip pat negalima. Tai ką turėtų daryti, sakykime, ne tai, kad kiekvienas, bet dauguma Lietuvos piliečių, kaip tam ruoštis, kaip vieni ten iš Šaulių sąjungos rašo, kiti savanoriškas pajėgas, kiti eina kažkokius tai medicinos kursus, dar kažką tai. Ką parekomenduotum? Jeigu taip žmogus sakytų, o tai kaip man ruoštis? Dirba paprastą darbą. Iš tikrųjų, jo, bet sakykime, dabar šitai išvardinti šauliai, medicinos visokie kursai, ar ne, pirmos pagalbos kursai, dabar irgi kūriamos karo komendatūros, ar ne, irgi tenais dalyvauti tikrai labai sveikintina. Nuolat dabar vyksta dronų mokymai, finansuojami valstybės. Tokiuose galima dalyvauti, nes tikrai ir tas karas pats pakitęs yra, dronai labai svarbus momentas yra. Tai išmokti valdyti dronus, išmokti suteikti pirmą pagalbą būtinai. Ko gero pasidomėti, pasimokyti tais išgyvenimo įgūdžiais, kaip išgyventi be elektros, be tekančio vandens, be šilto vandens, kaip pasigaminti valgyti, kaip išbūti kelias paras off-grid vadinamai, ar ne, kad neturiu nieko. Nu, išėjau, neturiu dabar, kaip man dabar išgyventi. Tai lygiai tas pats ir mokytis iš Ukrainos pamokų. Pasižiūrėti, kaip jie kovojo, ką jie darė, kaip savanoriai gyveno, kaip vežė, ką darė, kokius kelius rinkosi. Aišku, pas mus minusas yra tas, kad pas mus teritorija nedidelė. Ir tas pabėgimo, sakykime, koridorius, jeigu evakuacijai, tai susižiūrėti kelius, ar ne? Nu, susižiūrėti kelius per kur? Per Suvalkų koridorių, kuris tikrai bus jisai pirmasis taškas, kurį bandys atjungti. Tai, vis tiek įsivertinti savo galimybės, nes tikrai aš nemanau, kad bus visi norintys pasilikti. Išvežti šeimas, vaikus norės tikrai daug kas, bet pirmą reikia dar ir susigalvoti, kaip tą padaryti. Tai tikrai yra nelengva užduotis pas mus būnant čionais. Bet tikrai turėti, girdėjau tarp kitko neseniai mokyklose keliuose, mokino vaikus tas kaip pabėgimo kuprinės pasidaryti su visais reikiamais daiktais, kad būtų ten medicinos priemonės svarbiausios, sauso maisto davinių, liofilizuoti, sakykime, maisto irgi daviniai gali būti, nebūtinai kariški jie. Taip pat žvakės, apkasų žvakės. Daug kas nežinojo, kas yra apkasų žvakės. Šiek tiek irgi nuklystant, bet iš tikrųjų daug kas nežinojo, kas yra apkasų žvakės. Net mūsų Lietuvos kariuomeniai ne visi žinojo, kas yra apkasų žvakė. Visi įpratę prie tų dujinių virklėlių. O apkasų žvakė labai geras dalykas, naudingas. Mes irgi su komanda Elektrėnuose tikrai darėm labai per vieną sezoną 15 tonų esam padarę. Ir tai yra labai naudingas dalykas susišildyti pačiam, sušildyti patalpai, pasigaminti maistą kažkiek tai, ar ne? Ir nereikalauja daug priemonių, skardinė, kartonas ir užpiltas vaškas, parafinas, viskas. Tai mes turime apkasų žvakę, kuri dega ilgiau, skleidžia daugiau šilumos, o dar jeigu protingai ją padėsi, akmenukas kažkoks tai ar kažkokia plyta ar kas, tu turėsi ilgiau tą šilumos šaltinį kažkokį tai. Tai elementariai pasidomėti, pasimokyti tokių išgyvenimo būdų, jeigu nutiktų bėda. Ir pagrįšim dabar vėl prie politikos, prie tos pačios situacijos. Labai ilgai mes čia minkom, bet ją reikia kaip ten sako, dekonstruoti tą visą reikalą. Taip, VSD ir Paluckas. Tai dvi priešingos nuomonės, o prezidentas, kuris karo atveju yra ir vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas, tyli. Arba man... Ne pirmas kartas. Tai kaip čia... Ar žinokitės ten patys, čia ne mano reikalas, ar kaip čia dabar yra ta prezidento lyderystė šiuo atveju? Aišku, prezidentas turėtų parodyti lyderystę šitų klausimų, jis pats turėtų, ne tai, kad pasirinkti pusę, bet išsakyti savo nuomonę.
nors matant jo veiksmus apskritai, vertinant iš retrospektyvos, tai vis tiek, jo politika ir retorika niekada nebuvo labai tokia panašiai į Kremliaus. Jisai kaip tik labiau vakarietiškas, kad ir kaip mes dažnai galbūt ten vienus ar kitus jo veiksmus kritikuojam, bet šituo klausimu jisai yra vakarietiškas, palaikantis Ukrainą ir tikrai ne mūsų priešiškos politikos atstovas. Tai, jeigu taip žiūrint, aš spėčiau, kad jo nuomonė turėtų sutapti su VSD, o ne su Palucku. Galbūt jisai šiuo metu, matydamas apskritai tą mūsų situaciją, bendrai politikai nenori dar labiau sukelti kažkokio ir kiršinti. Bet čia irgi tik vienas iš spėjimų, kodėl jisai taip galėtų sakyti. Nes tikrai vyksta pas mus irgi nemažai ten tų ir rietenų politinių, ir šiaip visokių įdomybių, kelionių visokių gražių. Tai galbūt jis dėl to kol kas tyli. Manau, yra tam kažkokia priežastis. Nemanau, kad jisai palaiko Palucką šituo klausimu, o jis, manau, vis tiek yra vakarietiškas ir pro-ukrainietiškas ir pro-lietuviškas tuo labiau. Tai dabar apie, kaip sakant, labai temą bus pratęsti Paluckas, Žemaitaitis ir kelionės. Nes čia Paluckas vėl, supranti, pasakė, kad čia ne Žemaitaitis kaltas, čia kaltas anonimas, kuris išprovokavo Žemaitaitį. Tai bausti reikia ne politiką, kuris leidžiasi manipuliuojamas, kaip čia pasakyti, taip maustomas. Supranti, kaip aš manau, žinai, tai jeigu kažkoks anonimas būtent, jeigu gali tai padaryti, tai ką gali padaryti su Žemaitaičiu FSB? Taip, čia pirmoji mintis irgi, aš stebėjau visą tą istoriją besivystančią realiuoju laiku, irgi stebėjau transliacijas, tai, labai, ir juokinga, ir graudu, ir norisi juoktis ir verkti iš tikrųjų, nes visgi tai yra išrinktas tautos atstovas, dirbantis Lietuvos Respublikos Seime, slepia, kad tai yra komandiruotė, slepia, kad gauna tikrai didelės vertės dovanas ir važiuoja neva tai susitikti su Elonu Musku. Kaip galima tikėti, kad apskritai tave slaptai kažkas skraidinsis kažkur tai į Ameriką? Čia logika, aišku, bet anonimas taip apvyniojo aplink pirštą ir ačiū Dievui, kad jisai apvyniojo, nes jisai mums iš tikrųjų dabar parodė, kokią mes turim skylę ir kokią mes turim didelę problemą. Nes iš tikrųjų, jeigu paprastas žmogus, interneto trolis, aš net nebijoju, kad tai nėra su specialiu apmokymu kažkokiu tai žmogus. O įsivaizduokit tada, ką gali padaryti, net nebūtinai FSB, bet koks kitas apmokytas žmogus, agentas, specialistas. Čia turint tinkamą paruošimą, gali suvynioti kaip skiauterėlę. Nes, tai yra nerealu, kad tu patiki tokiom rašliavom, matai, kad tai yra elektroninis paštas, kuris iš vis kažkoks kreivas tenais. Mes gyvenam dabar kibernetiniam amžiui, kur viskas vyksta, kur nuolatos tos atakos, kur nuolatos kažkokie skemai, kur nuolatos apgavystės. Kaip tau nedašyla pasitikrinti, ar tai yra legitimi informacija, ar tai yra okei. Nes pirmiausia, ką tu darai, tai tu turi pasižiūrėti, kas yra siuntėjas, gerai, adresas. Nes mes irgi gaunam ir iš VMI, ir iš policijos, ir iš dar vėl nežinau kur visokių tų laiškų. Jau kiek kartų gavau paveldėjimą iš ten kažkokios Zimbabvės ar iš kur tenais. Taigi, ar tai dabar tikėsim tuo, kad mano ten kažkoks tai prosenelis Amerikoje ar kur ten numirė ir man paliko milijonus ir skrendu pasiimti? Nereikia šitoje vietoje juokauti taip. Čia yra rimti dalykai, čia yra didelė problema, taip yra labai juokinga. Tikrai galima pasijuokti ir pirštais pabadyti, visi, kas prieš jį, tai čia visiems yra tiesiog uoga ant torto, nes, išdūrė žmogų lygioj vietoj, politika išdūrė lygioj vietoj, parodė jo vertybės, parodė, kaip jisai masto ir realiai mums taip ant baltos lėkštutės ant stalo padėjo faktus. Žiūrėkit, ką turit. O kaip jausti žmonai? Žmonai reikėjo. Kelionė, padiskutuojam, dabar tu kaip mergina,
tau pasako, po 3 dienų varysim į Ameriką. Ir eisim į Gatsby. Didįjį Gatsby eisim, gyvensim geram Kaip minimum varai darytis manikiūrą, šukuoseną, teisingai. Taip, pedikiūrą, Perki vakarinės depiliacijas. suknelę, batelius tikriausiai, Taip, grubiai tariant, ruošiesi. reikalų. Ir tada atvažiuoja į oro uostą ir sako, žiūrėkit, kaušai. Šišių. Jeigu paprastai, tai liaudiškai, žinai, jūs išdūrė. Ką realiai oro uosto darbuotojai ir pasakė. Taip, bet taip, Sako, sakė, čia netikra, čia yra visiškas melas, bet taip ir yra. Tai, ką žmonai, man patiko ta scena, kai jinai filmuoja, kaip jisai stovi, o jinai tiesiog nueina. Tai vat, nes, ką tu daugiau be pasakysi. Aišku, aš nežinau, gal pas juos tai yra normalu, gal tai yra kasdieniai reikalai, kad planai keičiasi nuolat, Amerikos, Rusijos atsideda. Aš nežinau, iš tikrųjų, šiaip dabar taip, jeigu teoriškai mąstant, ir labai jau, taip, perdedant, ne? O tai gal jisai ir į Maskvą bilietus gavo? Ką mes žinom? Tai jisai gal jam kažkas jau pasiūlė ir į Maskvą nuskristi. Gali būti taip. Realiai gali būti, jeigu iš tikrųjų jeigu jisai priėmė bilietus taip paprastai ir nakvynę prabangiam viešbutį, gauti bilietus į The Great Gatsby, į šou, žinokit, ta prasme, aš nesilankau Amerikoje kasdien, bet norint gauti bilietus į tokį spektaklį, tu turi arba labai būti kažkas wow, arba tikrai turi iš labai labai seniai pirkti ir planuotis tai kaip didelį įvykį. Kaip paimkim tokį paprastą dalyką, kaip Lietuvai tokių grandų, pavyzdžiui, grupių, AC/DC arba Metallica būtų koncertas. Prieš pusę metų viskas būna jau taip, tai va būtent, galų gale, paimkim kažką atitikmuo, ar ne, pas mus operos ir baleto teatras, sakykim. Nueiti į tikrai gerą spektaklį tenais, turiu bilietus jau pirkti, pusę metų prieš tai tikrai. Arba tik paskelbti bilietai ir iš karto turi pirkti. Tai negali būti, kad tiesiog sugalvojau ir žinokit, aš irgi norėčiau į Great Gatsby nueiti. Dar daugiau. Mes, kaip piliečiai, teisingai, tokius dalykus mums reikia tikrintis patiem. Teisingai? Taip. Patiem, skambinti, kaip neatsimenu, kas pasakė, sako, tai tiesiog pabandyk priregistruoti bilietus. Net nereikia registruoti, tu tiesiog suvedi informaciją, tiesiog šito rezervacijos numerį, nes nebeatsimenu, bet tikrai turi būti rezervacijos numeris tenais. Ir tau išmeta visą informaciją. Ir tu įsivedi, pasižiūri ir matai, kad, kažkas ne taip. Juolab, kad jam pačiam net nebūtina taip daryti. Turi tam visą komandą. Turi ir patarėjus, padėjėjus, ir galų gale gali kažkam deleguoti, sakyti, Bet čia yra kitas momentas. Jisai gali kažkam deleguoti, bet jisai norėjo nuslėpti tą kelionę. Ir vykti asmeniniais tikslais ir tuo pačiu dėl Lietuvos. Tuo pačiu. Ne, jis nevyko į komandiruotę, kad jam galėtų kažkas padėti. Jisai juk norėjo nuslėpti, jisai norėjo pasižiūrėti, kad jį priimtų kaip poną, tikrai sutiktų Amerikoje, apgyvendintų gražiai, maloniai ir jis pas Maską nueitų ranką paspaustų jam. Čia didelis bet. Žiūrėk, dabar Žemaitaitis turbūt įsivaizduoja pats savo labai svarbus ir labai įtakingas ir reikšmingas. Kas yra Žemaitaitis Baltųjų rūmų arba Elono Musko kontekste, teisingai, arba realiai jis nėra nei premjeras, nei ministras. Grubiai tariant, tai yra Seimo narys ir vienos iš partijų pirmininkas. Taip. Bet jisai yra tas žmogus, kuris rašė laišką Muskui. Jisai yra tas, kuris yra nepatenkintas USAID veikla. Ir tai yra labai tinkamas kabliukas, už ko galima užsikabinti tokiems troliams. Jisai išsiuntė laišką, jisai pats pasiskelbė, kad jisai išsiuntė tą laišką. Man atrodo, net mačiau kažkur cirkuliuoja, jis tikrai yra prieinamas lengvai tas laiškas, jisai pasigyrė, kad jis tą padarė ir kad jisai nori susitikti su Musku ir, kaip būtent tai yra USAID nepasitenkinimas, ar ne, kad čia grobsto pinigus, nešvari veikla, Sorošai ir taip toliau, Tapinas, dar ne kažkas, čia, ta prasme, yra jo
tas matymo laukas, ar ne, jisai turi va daug priešų ir jisai yra vienas geras. Nu, va, ir tu jam įrodi, kad yra ne taip. Aš atsimenu, skaičiau tą laišką Žemaitaičio rašytą apie Useidą ir ten pagrindinis motyvas buvo noriu išsiaiškinti, kokias nevyriausybinės organizacijas, mes esame nevyriausybinės organizacijos, Useidas remia Lietuvoje. O koks tau skirtumas? Nu, būtent. Koks tau skirtumas, ką Useidas remia? Nu, elementariai, pasižiūrėkit, gavo ir Ukraina iš USAID tos paramos. Ravo Ruska važiavo dabar kada ar ne, per punktą? Jau seniai. Atnaujintas nuo iki, nuliovas. Anksčiaugi būdavo kelias, neįmanoma pravažiuoti tenais, jau va tokios rievės, ten tie ravai nuo fūrų, išsivaikščia viskas. Lygus asfaltėlis. USAID padėjo. Kabo lenta USAID. Ir man, pavyzdžiui, Lietuvos piliečiai, tai liūdna ne tiek dėl politikų tokių naivumo, kvailumo, kaip sakant, bet vienas pažįstamas gyvenantis Norvegijoje lietuvis įmetė nuorodą, kad Norvegai iš to juokiasi tiesiog iš tokių dalykų. Čia aš kalbu apie Žemaitaičio kelionę. Tarp kitko, žinau, aš irgi iš Norvegijos irgi pažįstamas, irgi atsiuntė ir, klykė, sako, sako, va, čia tai pavarė. Sako, čia komedija, sako, popkornų tik trūksta realiai. Ir aš tikrai girdėjau ne vieną, tai čia irgi, kaip tada, gėda visai šaliai daro tokią gėdą baisę, žiūrų. Jeigu dabar Žemaitaitis važiuotų į rimtą komandiruotę, iš tikrųjų, tikra komandiruotė į Vokietiją arba Prancūziją, ką priimančioji šalis, sakykime, arba organizacija, sako, žiūrėkit, čia tas, kuris su feikiniais bilietais norėjo. Gal ir mes galim jį atsiskraidinti su feikiniais bilietais. Tai kaip toks žmogus gali atstovauti šalį kažkokiose darybose, suprantu? Niekaip. Nes jį tiesiog rimtai nebežiūrės, viskas. Tai bet čia ir į jį, kad nežiūrės rimtai, tai ir ačiū Dievui, kad nežiūrės į jį rimtai. Bet yra tolimesni niuansai, tai yra reputacija visos šalies, valstybinė reputacija. Nes jeigu jisai būtų važiavęs savo grinai asmeniniais tikslais ir jį tiesiog būtų išdūrę, tai mums visiems giliai nusišiktų. Ką jis, kaip jis, su kuo jis daro savo laisvų laiku, man yra neįdomu, bet kai jisai važiuoja į asmeninę kelionę prisidengdamas tuo, kad jisai paskui dar galbūt susitiks ir su Elonu Musku ir aptars USAID ir valstybės reikalus, tai tada atsiranda ta problema, kad, viskas, tu jau kompromituoji mus visus, visą šalį mūsų, nes, parodai, koks tu esi murzius. Elementariai. Juolab, kad laiške, tam netikram laiške, parašė, kad mūsų prezidentas nerimtas, ne? Taip. Ir aišku, išvardino Sorošinius, mūsų visus ten tuos, ir leftistai, taip, ir leftistai, ir Sorošiniai, ir Tapinas, ir Laisvės TV, ten visi kiti. Atrodo, o jeigu ten sėdėtų tam kitam gale kažkas, tai kam tik ir reikia tokios informacijos, ne? Kad sukelt dar vieną kokį skandalą. Čia Jėzau Marija, čia tiesiog pasaka visiems skandalų medžiotojams. Čia vienas Seimo narys apšiko visus iš eilės, o pats savo toliau varo kaip niekur nieko ir toliau pasakoja, kad kvietimas iš tikrųjų yra. Šiuo atveju Žemaitaitis Seimo narys ir jis turi teisinę neliečiamybę. Taip? Kol kas. Praeitą kartą irgi. Jeigu tai būtų padaręs Lietuvos kariuomenės karys, ar karininkas, sakykime, Lietuvos kariuomenės koks nors bataliono vadas. Tai viskas iš karto. Pirmiausia, būtų pašalintas iš tarnybos, pradėtas tyrimas ir kaip drausminės nuobaudos, ar kaip jos vadinasi kariuomenė, ar ne, kaip minimum. Ir viskas. Ir tu lieki ant šiknos plikas. Nesvarbu, kiek metų ištarnavai, karinis laipsnis atimtas, išmokų negautų, nieko, tikrai juk, Rainį yra Vietbraška. Taip, važiuoja į Norvegiją, ten kur juogiasi. Šiuo atveju?
O čia, bet žiūrėkit, praeitą kartą jis irgi turėjo teisinę neliečiamybę ir irgi turėjo Seimo nario mandatą. Kai mes žinome, tai yra netenkami dalykai. Taip. O jisai kaip įmanydamas tą savo kėdę drebna. Gal žinot, gal čia yra toks momentas, gal jisai tiesiog nori pasižiūrėti, kiek gali išsidirbinėti, gal vėl jį ištrenks. Man tai nesmagu, supranti, kad Lietuvoje vyksta tokie dalykai Rusijos Ukrainos karo kontekste, dabar Jungtinės Amerikos valstijos. Tiksliau, ne pačios valstijos, o čia turėčiau savo poziciją paaiškinti taip. Donaldas Trumpas su savo kaprizais, visa kita, čia tokie dalykai. Kai viskas turėtų būti rimta labai, ne? Kaip sakant, kiekvienas veiksmas apgalvotas, sakinys, kurį tu turiu omeny politikai, sako žiniasklaidai. Aš tai čia, žinai, turbūt galiu šnekėti belenką ir sakyti, tai čia, žinai, kas aš toks, aš niekas, aš nedarau jokios įtakos, nei įstatymiškai, nei dar kažkaip tai. Bet labiausiai drožia mus, kurie mes šnekam, o ne tuos, kurių žodis kažką reiškia. Tai taip. Pagrįžkim prie paramos. Truputį paliekam Lietuvos politiką šone prie paramos. 4 karo metai. To pačiai nekeista, kad kariai vis dar skambina, ar tai ir skambina ir rašo, kad žiūrėkit, brangieji mūsų draugai, gal gali tą ir aną. Nekeista? Man, aš jau šiaip, aišku, mes visi esam pripratę prie to, kad mums skambina ir kad mums rašo ir kad mūsų prašo. Man yra sunkiau paaiškinti rėmėjams, kodėl jiems reikia kartais tokių elementarių dalykų kaip higiena ar, sakykime, maisto produktai, kodėl jiems reikia tokių dalykų, negi jų negali aprūpinti valstybė. Čia tas yra labiau sunkesnis tas momentas. Nes iš tikrųjų tai yra kiekviena brigada, kiekvienas būrys, jie visi atskirai pagal savo aprūpinimus. Vienas gali turėti valgyti ikrus, raudoną žuvį, o kiti gali sėdėti pagaliuką graužti. Ir tu niekaip neįrodysi, kad būna taip. Šitam kare tokių stebuklų yra, tokių čiūdų yra, kur, tu sveikų protų jų niekaip nepaaiškinsi. Pabandom žiūrovam paaiškinti, kodėl, pavyzdžiui, mes vežam ir bomžpakius, jeigu apie maistą dabar, ir šokoladus, ir vakuotus įvairiausius produktus, net yra bendruomenės, kurios atiduoda ten vakuotus pomidorus, agurkus, uogienės ir medų ir visa kita. Tai pirmiausia, reikėtų, pavyzdžiui, pažiūrėti į tai, kas yra šokoladas ir energetiniai batonėliai, tie bomžpakiai vadinami, greito paruošimo makaronai, tai košės įvairios, ar ne, ir užpilamos. Tai pirmiausia, tai yra greitai paruošiamas produktas, maistas, tai yra greitai suvartojamas ir taip galbūt jisai nėra labai sveikas, bet jisai duoda daug kalorijų ir duoda tą energijos pliūpsnį. Kai kariai išeina į užduotis, jie su savim neturi labai daug laisvos vietos, nes dažniausiai iki pozicijos jiems tenka eiti jau pėsčiomis. Ne visur gali juos davežti, ne visur jie gali privažiuoti. Tai iš tikrųjų ta vieta, svoris ir viskas yra labai skaičiuojama, ką dedasi kiekvienas su savim į poziciją, nes irgi kaip ir žinom, kartais jie ten gali būti 3 dienas, kartais gali būti 6 dienas, o yra tokių atvejų, kai būna ir 60 dienų ir taip toliau. Aišku, čia jau labiau išskirtiniai atvejai, ar ne, ten 60 dienų apsuptyje, kai sėdi, bet kelios savaitės tai yra labai, labai normalu, iš tikrųjų, 2 savaitės tai čia yra įprasta šiuo metu. Tai šokoladas jiems duoda energijos greitos, bomžpakiai jie gali irgi greitai užsivirinti, užsipilti, suvartoti. Medus irgi yra saldu, kaloringa ir sveika, šiaip pasižiūrėjus, ar ne, tai jie medų irgi su riešutais maišosi greitai, kad pasidaryti savo tokį užkandį. Ir kad ir kaip bežiūrėtum, tie produktai jie vis tiek yra reikalingi, nes vėl tada irgi grįžtam prie to, vieni turi, kiti neturi. Ne visus vienodai aprūpina, ne visus pilnai aprūpina, yra tikrai
tam tikri būriai, kuriuos aprūpina pilnumoje, jie patys jau tiesiog nebeima, nes sako, mes tikrai turim, mums ten reikia, pavyzdžiui, binto ar kažko, tai ar ne, kur labai specifinis poreikis jau būna. Kiti sako, mes neturim absoliučiai nieko. Ir kodėl taip yra? Ir pas juos viskas priklauso nuo logistų jų, kas juos kaip ir aprūpina. Ir, kai visą laiką žuvis pūna nuo galvos, taip ir tenais būna niuansų tikrai, kur ne visą laiką sąžiningai ir teisingai žiūrima į tą aprūpinimą, o kartais yra tiesiog neįmanoma privežti. Dabar prasideda privažiavimo klausimas, nes šlapia, žemė atšyla jau ir tikrai prasideda būzos, purvai, košės, privažiuoti jau tikrai yra sudėtinga. Tai taip ir gaunasi. Vieni turi, kiti neturi. Ir vieniems reikia, kitiems nereikia. Tai tikrai vieniems daliniams būna reikia tik tai bintų paprašo, kur tikrai labai einamas reikalas. Jeigu evakuacijos, sakykime, ar ne, tai tie bintai, tamponados, tvaršiai, viskas eina tiesiog kaip degtukai. Nebežiūri, kiek ko ten naudoji, kad tik išgelbėt žmogų. Ir viskas. Tai tokie tikrai yra dažnai einami, žiemą kas irgi dar eina visokie peršalimo vaistai, ar ne, nuo skausmo vaistai irgi labai aktualūs. Dabar baigsis šokolado sezonas, nes prasideda karščiai, jisai išsilydys, tai dabar aktualu energetiniai batonėliai irgi, kuriuos jie gali, proteininiai tie batonėliai, jie netaip tyšta. Tai šitų visą laiką reikia, tik tai svarbiausia visą laiką yra, reikia žinoti, kam ką vežti ir kam ko reikia. Nereikia vežti beleko belekam. Vis tiek, visi, kas mes dirbam, važiuojam, mes pažįstam žmonės, kam mes ką duodam ir kam ką į rankas atiduodam. Ar galbūt ten per Nova poštą išsiunčiam, nes, jų Nova poštą, tai man čia irgi kitas niuansas, bet, man tai yra kažkas nuostabaus. Atrodo, jau gyvenimas visas. Papasakok žmonėm, Taip. Nova počta tai iš tikrųjų yra kaip mūsų Omniva, LP Express, panašiai tuo pačiu principu, ar ne? Bet pas juos jisai veikia, aš nežinau, žinokit, tenais gyvenimo jau nebėra kokiam kaimukį palei frontą visai, bet Nova počta, žinokit, važiuoja ir nuvažiuos. Ir važiuoja jinai tenais kaip tėvė mūsų. Visą laiką pagal grafiką. Yra net labai daug visokių tokių šaržų, kaip važiuoja Nova počta tenais. Maskoliai per maskolius lipa, per minas šoka viską ir pravažiuoja, kur reikia. Bet tikrai kartais susidaro toksai jausmas, kad jie iš tikrųjų taip ir pravažiuoja. Nes jie važiuoja tenais į tokias skylės, kur, mūsų savanorių, mūsų ten neleidžia niekas jau tiesiog, negalima ten mums jau važiuoti, o jie važiuoja. Ir kariai iš tenais pasiema visas siuntas. Tai irgi kartais nukrenta tas momentas, kad mums nereikia važiuoti į kažkokią papildomą kryptį, nes jinai nebūtinai, jeigu pagal žemėlapį pažiūrėtum, gali būti visai šalia, bet mes kuo puikiausiai žinom, kad kartais jeigu važiuosi šalia, gali sutikti ne tą, ką reikia. Taip. Tai kartais tenka važiuoti papildomai kokius ten 50 km, ar ne, ratą gerą daryti. Tai kartais Nova počta išgelbė šituo klausimu, nes tikrai susitaupo ir laiko, ir sveikata tikrai tada netai pavojų, bet nusiunčiam kariams viską, ką reikia. Ir tai yra privati kompanija. Taip. Ne valstybinis paštas, tai yra privatus. Taip. Ir netgi daugiau. Nova počta yra ir Lietuvoje. Vilniui, Kaune galima atsiųsti. Ir daugiau Europos šalyse kitos irgi yra. Ir dabar irgi kaip žiūrėjau kažkada tai ukrainietišką laidą kokią tai per YouTube. Ir jie reklamuojasi, jie neturi kaip tokią dropshippingą, tą vadinamą, kad jie užsako iš užsienio, gali prekes užsisakyti. Kaip anksčiau pas mus kažkada būdavo seniai, kai nebūdavo prieinamos europinės prekės, mes irgi būdavo sandėlį kažkokį tašką susirandi kokioj Vokietijoje ir per ten siuntiesi, kad tada į Lietuvą tau ateitų, kad galėtum. Jie irgi jau šitą turi. Irgi ten kažkoks net pavadinimas yra specialus tam produktui, bet irgi Nova počta ta pati. Irgi siunčiasi viską iš viso pasaulio, važiuoja, varo, viskas kuo puikiausiai. Ir kitas dalykas, tas vyksta žiauriai greitai. Nes mes iš vakaro galim išsiųsti vienam kampe Ukrainos, kitą dieną jau bus tas, sakykime, dokumentai, ne? Jau bus ten, kur reikia. Suvaikšto jie tenais 1-2 ir jokių problemų nėra ir tu viską susieki, tu viską matai. Šitoj vietoj tam tikri momentai Ukrainai tikrai veikia labai gerai.
Arba aš, pavyzdžiui, visiems ir savanoriam, kurie su manim važiuoja pirmą kartą ir apskritai šiaip pasakoju apie degalinės. Atkreipkite dėmesio, kokios degalinės pas juos yra. Mums iki jų dar toli šviečia. Nes, pavyzdžiui, UPG, tada Sokaras ir atnaujintos Oko. Klausykit, Vogas dar irgi, kur prie Žitomiro Vogas yra. Ten klausykit, ten autobusų stotis, ten tokio dydžio, viskas ir taip nauja, ir taip sutvarkyta, ir ten ateini, viskas, ko tau gali prireikti kelionėje. Pagalvėlės, pledukai, žaisliukai, servetėlės, ten viskas, kas tik tai nosinaitės, akumuliatoriai. Viskas, absoliučiai viskas. Medicina, pirmoji pagalba, visai tenais, taip. Lūpų balzamai, merginos labai aktualu, visokių pilna reikalų, lipdukai, šeuronai, viskas lygiai taip pat tenais, ten visko pilna. Puodeliai, ten visokie suvenyrai. Kartais, žinokit, geriausi suvenyrai, kurie grįžta su mumis, yra iš degalinių. Taip, nes tenais tikrai superiniai reikalai. Ir, aš sakau, man visą laiką yra kosmosas. Ir kitas dalykas, ten toks, kaip tu ateini, sustoji, realiai yra tas konceptas padarytas tas, kad tu iš tikrųjų degaliniai gali pailsėti. Sustoti ir pailsėti. Yra visą laiką švaru, tvarkinga. Tualetai visą laiką, žinokit, nesmirdantis. Tikrai, padoru. Padorios labai sąlygos. Atvažiuoji, maistas skanus. Tikrai gali pavalgyti greitai ir važiuoti toliau. Nereikia ieškoti, kur ten sustoti. Barščių kiekvienoje degaliniai gausi. Turbūt, aš nežinau, pas juos kiekvienoje degaliniai gausi barščių. O vasarą ten tų jų, kitaip vadinasi kažkokia, ne šaltibarščiai, bet kitoks. Lietuviškai panašu į mūsų šaltibarščius. Bet ten jie su kumpiu kažkaip suolę daro. Okroška. Mes turim suflerį už kameros. Kaip mūsų šaltibarščiai, kad dešros pripjaustytum. Man, žinai, kas buvo įdomu, kad, gal ne tai, kad įdomu, keista, trečiaisiais karo metais, pasirodo, Lietuvoje yra žmonės, kurie nesupranta iš tikrųjų šitų dalykų, apie kurias mes dabar kalbam, paramą, kam to reikia, kodėl Ukrainos kariuomenė nesugeba arba nespėja aprūpinti visų savo karių. Ir pasirodo, reikia labai daug aiškinti, netgi tokių elementarių dalykų, kad, kaip pavyzdys, į pozicijas kariai nusineša jiem reikalingus dalykus. Kad ir tokius paprastus. Kirvius, kastuvus. Arba benzopjūklus, kurie reikalingi rastams susipjauti, kad perdangas pasidaryti nuo artilerijos. Arba tuščių maišų, į kuriuos pila smėlį. Nes realiai, jeigu nesupilsi žemių į smėlį, kai kulkos aplinkui iššokinės, arba tai tu tiesiog gausi visą tą smėlį savo žemės maiše, sugeria tuos visus dalykus. Tai aš žmonėm sakau taip, kariuomenė duoda aprūpinimą. Nėra taip, kad nieko neduoda. Tai taip ir yra. Tačiau nespėja. Ir dar yra toks niuansas, kad ilgai užtrunka. O savanorių, čia reikia paminėti, kad ir pačioj ukrainiečiai turi daug savanoriškų organizacijų, kur šeimos nariai padeda, renka lėšas, renka daiktus, siunčia savo broliam, vyram, sesėm tenai. O mūsų tas dalykas, tai ne tik materialinė parama, bet kai lietuviai atvažiuoja pas ukrainiečius, jiem vadai, kaip sako, bent jau mūsiškiai, kad sako, keletą savaičių, sako, po jūsų atvykimų pas karius moralė būna gerokai aukštesnė, nes jie supranta, kad čia ne mes vieni kariaujam už savo žemę ir už savo namus ir šeimas, bet nesam užmiršti pasaulyje. Jo, šitas moralinis aspektas jisai labai svarbus, nes čia tie savanoriai, volonterai vadinamieji, tai jie duoda tikrai labai daug tos moralinės paramos. Nes taip, aprūpinimas, ten tiekimas yra vienas, bet kai atvažiuoja savanoris, tai dažniausiai atvažiuoja draugas, draugė, šeima, artimieji, pažįstami, kolegos ar kažkas iš tavo praeito gyvenimo, jeigu tai yra ukrainiečiai.
Jeigu tai yra lietuviai, tai dažniausiai irgi kažkuo susiję arba iš seniau, arba per kažką tai susipažinę, o dabar jau susidraugavę. Nes iš tikrųjų pasižiūrėkit, visi mes su kuo bendraujam, kariai ten ar kitos įstaigos, ligoninių ten, gydytojai, paramedikai ir taip toliau, tai mes su jais draugaujam. Tai yra jau draugystė, tai yra artimas ryšys. Ir kartais jiems nieko nereikia, kad tu atvežtum, kartais reikia tiesiog, kad tu atvažiuotum, tu gali tiesiog saldainių dėžutę nuvežti ar šakotį iš Lietuvos, ar ne, kažką lietuviško. Juodos duonos tos pačios mūsų ir lašinių. Yra pasakę ne kartą, sako, tai jūs tiesiog atvažiuokit. Taip, jūs tiesiog atvažiuokit, nes ta moralinė parama ir palaikymas kartais yra svarbiau. Nes tikrai, tai yra vis tiek jau 4 karo metai, tai įsivaizduoti reikia, kaip tai yra sunku. Diena iš dienos, naktis iš nakties, karas, apkasai, apšaudimai, mirtys, žūtys, sužeidimai, netektys ir taip toliau. Ir čia, sakykime, tik tai apie tuos, kas yra fronte, bet kiti, kurie irgi yra, sakykime, tam pačiam Kijeve ar kituose miestuose, ar ne, civiliai visi. Tai pasižiūrėkit, kaip jiems irgi yra vis tiek sunku, nes kaip tik naktis, taip šakedai, taip balistika skrenda ir nuolatos. Ištisai. Ir tada supranti, kad ten gyvena šeimos. Nėra vien tik tai ten vyrai, moterys ar kažkas, ar ne. Ten yra pilna mažų vaikų, ten yra pilna pagyvenusių žmonių. Ir kaip yra, įsivaizduokit, tėvai, ar ne, visi, įsivaizduokit, kaip reikia jaustis, kai tu nežinai, ar tavo vaikas iš ryto atsikels ar ne. Ir nuolat bėgioti, lakstyti į priedangas irgi ne visada galbūt yra išeitis, bet tikrai labai daug kas tą daro. Ir naktis nemiegota, nepailsėtas, stresas, iš ryto atsikeli vėl turi eiti į darbą ar kažkur, tai vėl nemiegi, vėl galvoji. Tada jeigu turi artimųjų, kurie kariauja, galvoja apie juos, ar jiems viskas gerai, ar jie gyvi, ar jie išgyveno, ar jie nesužeisti, kartais negauni žinių nuolatos, trūksta tos informacijos, kartais tiesiog nėra ryšio su jais, būna taip, nėra to ryšio. Įsivaizduokit, koks tas yra didelis emocinis krūvis ir kaip tai yra iš tikrųjų sunku ištverti. Ir kartais tas toksai spindulėlis, to tokio gėrio, tos apskritai tiesiog to dėmesio, kad tu parodai žmonėms, kad jie nepamiršti, kad jų nepamiršo, kad jie mato tai ir jiems tai yra labai labai svarbu iš tikrųjų. Ir dabar irgi visame tame kontekste Trumpas, Putinas ir visi kiti, kas prieš tenais ir kelia galvas ar ne. Tai aš irgi visiems sakau, nes buvo tikrai kas skambino ir iš savanorių kitų sako, ką darysi. Ar važiuosim? Tai aišku, kad važiuosiu. Dabar kaip tik reikia važiuoti, nes dabar labai svarbu, kaip niekada palaikyti. Dabar svarbiausia yra tas palaikymas. Dabar nėra svarbu tiek ten nuvežti kažką, aišku, tai yra, visą laiką yra svarbu, trūksta. Bet dabar yra svarbiau tas emocinis ir moralinis palaikymas, parodyti jiems, kad jų žmonės, jų draugai, mylimieji žūsta ne veltui ir kad jie yra nepamiršti. Nes dabar tas yra labai svarbu. Tikrai labai, aš tikrai sulaukiu irgi ne vieno skambučio, ne vienos žinutės su ta mintim, kad sako, stoviu aš dabar, sako, pažįstama draugė paskambino, sako, aš stoviu mūsų herojų alėjų, o herojų alėjos tai yra pas juos kiekvienam mieste, yra kažkokia tai vieta skirta, kur sukabintos žuvusiųjų nuotraukos ir tokie kaip atminimo padaryti, ne ant kapėlį, bet atminimo vieta. Taip. Ir sako, aš stoviu mūsų herojų alėjų ir sako, man svyra rankos, ir čia buvo kaip tik po Trumpo visų išsišokimų, sako, man sako, ašaros kaupėsi, svyra rankos, nes sako, aš žiūriu į visus tuos berniukus ir sako, man sako, ateina mintis, kad sako, jie žuvo veltui, jeigu taip ir toliau. Ir tas suvokimas jų toksai, labai, labai skaudus visiems. Mums patiems irgi skauda apie tai galvoti. Nes kiek irgi padėjom, darėm ir žmonių kiek pažinom ir dabar kaip turėtume mes juos visus pamiršti. Taip negalima. Tas labai svarbu dabar kuo daugiau palaikyti. Nebūtinai pinigais, ne kažkuo, o tiesiog
gerų žodžių. Man būna labai keista, kai jie skambina, nebūtinai, kad prašyti kažkokios tai pagalbos, paramos ar dar kažko. Skambina ir kaip jūs gyvena, pas jūs viskas gerai? Aš galvoju, palauk, pas tave šalyje karas. O tu klausi, ar pas mus Lietuvoje viskas gerai? Tikrai? Taip, būna. Bet iš tikrųjų, ta prasme, tai yra, čia yra jų būdas irgi. Čia, iš tikrųjų, čia ukrainiečiai. Jie, kai tu juos pažįsti, jau tikrai tai yra nuostabų šilti žmonės. Aišku, visokiai pasitaiko. Mes irgi turim pas save. Mes irgi visokių turim. Tai va būtent. O ten žmonių, koks kiekis? Kiek Ukrainos populiacija? 36 tai turėtų tikrai būti. Daugiau, kažkas sako, 40 kažkiek milijonų. Tai įsivaizduokit, aišku, čia prieš karą, ar ne, tas skaičiavimas toksai buvo. Tai pagalvokit, kiek žmonių, o pas mus 3 milijonų nėra ir to mes kiek visokios faunos turim. Tai, ten irgi didinasi tas skaičius įdomesnių žmonių. Tai va, tai iš tikrųjų, va taip, kai pažįsti tuos ukrainiečius, tai yra tikrai labai faini ir tikrai labai tokie širdingi žmonės. Jeigu atvers tau širdį, tai pilnai. Iki tiek atiduos paskutinius batus. Bet darys viską, kad tai tau irgi būtų malonu. Ir iš tikrųjų tas jų klausimas labai dažnas yra, o tai kaip pas jūs, kaip jums tenais? Sako, ten skaičiau, ten pas jūs kaupėsi, ten batiuška ten kažką ruošia, ten kasa kažką daro, kažkaip ten kažkas tai, ne? Ir jiems vis neramu, sako, čia žiūrėkit jūs čia, jeigu ką mes pas jūs ateisim. Jo. Čia tas nuolatinis yra. Jeigu ką mes pas jūs ateisim. Ir pėstininkai, ir tankistai, ir artileristai, kuriuos remiam, sako, jeigu kas tik pabandys jumis užpult, sako, kaip jūs atvažiuojat pas mus, taip mes atvažiuosim pas jumis ir kariausim kartu, žinai, prieš visus. Tai aš vis sakau, būtų pats laikas, čia jau juokais, aišku, bet vis sakau, būtų pats laikas mums prasivalyti žalią koridorių per Minską. Kiek mums susitaupytų kelio? O taip. Buvo vieną kelionę planuojant, buvo toks atvejis, jau viskas pasikrauta, čia, žinai, jau aišku, kas kokią mašiną vairuos. Sakom, susivedam, žinai, ir navigacija veda trumpiausių kelių. Jo, ir kažkas įsiveda, sakau, žiūrėkit, jeigu teisingai susivedit, visiems turi rodyti ten, daleiskim, 600 kažkiek tai kilometrų. Ne, sakau, man rodo tik tai 300 ar kelis. Ne, tai žinoma. Sakau, ne, per Minską geriau nereikia. Tai man irgi yra kažkada buvę, ne su savanoriais važiuojant, bet asmeniniais reikalais per Lenkiją važiavau. Ir kažkaip dar nebuvo tada tos trasos atidarytos greitkeliai, nes dabargi visur greitkeliais galim pravažiuoti per Lenkiją. Tai kažkaip buvo dar ten tarpas remontai, kažkas tai ir aš, taigi aš pasitikiu savim, taigi aš važiuoju. Ir vienoje vietoje įsijungiau mašinos navigaciją. Balstogėj, man atrodo, gal kai buvau ar kažkur tai tam kampe. Įsijungiau mašinos navigaciją, o ne Google Mapsus. Ir aš žiūriu, mane veda taip įdomiai, blemba, galvoju, važiuojam, seniai aš čia važiavau, galvoju, kas čia yra, važiuoju. Jo, važiuoju. Ir aš taip matau ženklas, Minskas. Ten tiek ir tiek kilometrų, bet kad jau, aš taip, įtartinai mažai. Galvoju, kas čia daros. Pasirodo, aš savo varau šturmuoti Minską. Tiesiausių kelių varau. Tai, čia irgi gali būti, pražliopinai ir viskas. Ir važiuoju jau į tą Minską. Tai aišku, paskui greitai posakis atgal ir važiuoju normaliai. Bet per tenais mes sutaupytume labai daug. Labai daug. Kijevą pasiektume per vieną dieną. Nereikėtų tenais trintis per aplinkui. Jeigu turėtumėm draugiškus kaimynus. Kaip ir ta pati Rusija, žinai, galėjo realiai su visų pasauliu prekiauti tą pačią savo naftą, žinai, visą kitą, tvarkyti savo ekonomiką, arba kai kažkas buvo paskaičiavęs mokyklomis kelio kilometrais, kiek Rusija išleido dabar kare su Ukraina, ant raketų, ant visų, ten pradėkime atlyginimai, karių išlaikymas ir visą kitą. Tai išmokos ladoms. Būtų susitvarkę visus savo kelius, mokyklas, ligoninės ir visą kitą. Bet jiems to nereikia. Jiems reikia tos imperijos. Tokios.
Mes stiprus. Taip, mes stiprus, jie Bijokit. stiprus, taip, bijokit mūsų. Jie vis tiek visą laiką, kad ir kiek be pažiūrėtum istoriškai, tai visuose kipišuose dalyvaudavo jie. Visur. Kur tai kažkas tai biški, kažkas neaiškaus, žiūrėk, ten jau jų ausis kyšo. Tai tas pats Afganistanas, visi konfliktai, kur ten kas be pažiūrėtum, žiūrėk, jie kažkiek yra, tai kažkur tai. Tie patys ISIS ir Al-Qaidos, tikrai ištakos jos vis tiek pasižiūri, jeigu jau pasianalizuoji labai rimtai, tai iš tikrųjų... Skerdynės Izraelį. Taip. Tas festivalis, kai buvo, ar koncertas, tai festivalis kažkoks. Taip, festivalis ten buvo, tos reivas, ale jų. Tai taip, tai iš tikrųjų viskas, kažkiek kažkur tai vis tiek matai jų prisidėjimą, tą taip vadinamą, ar ne? Ir, jie negali ramiai, jie turi parklupdyti visą pasaulį ant kojų ir jie susikoncentravę tik į tai. Pavyzdžiui, ten ta tokia plėtra, ten ekonomikos, ar ten technologijų, ar kažko, jinai yra visa sukoncentruota į tai, kad laimėti kažkokios lenktynėse. Pavyzdžiui, šaltasis karas irgi, pasižiūrėkite, kas vyko tada. Tai irgi tam, kad apdėt Ameriką. Ne kad dėl savo plėtros ir augimo. Gerovės ekonomikos. Taip, ne, reikia būti stipresniem negu kiti. Visą laiką. Ir taip, šiaip iš principo, tai paėmus, jeigu žiūrėti, tai galėtų būti super stipri šalis. Galimybės tenais plėtrai ir viskam yra Teritorijos turi, kaip jie sako, visą Mendelėjevo lentelę turi. Viską jie, dujas, naftą turi. Taip. Gyvenkit, tieskite kelius, statykit universitetus, prekiaukit su visų pasauliu. Bet ne, yra kažkoks tas, nežinau, toks imperialistinis mąstymas ar kas pas juos, kad turi būtinai visus parklupdyti jėga. Parklupdyti jėga ir kad jų visi bijotų. Ir atsiranda tas, nori atsistatyti Sovietų sąjungą savo, ar ne, ten, dar kažko jie nori. Genus eroras 404 ar kažkas yra kažkoks ten pas juos eroras. Nes tikrai, pasižiūrėkit, po sovietinės šalis, ar ne, paimkim, Lietuva, Latvija, Estija. Užtenka net ir Lietuvą paimti. Mes kažkaip tai gyvenam ir einam į priekį ir pasižiūrėkit ir kiek technologinių protrūkių, kiek Lietuva turi, kiek turim daug jaunų, protingų žmonių perspektyvių, dirbančių po visą pasaulį, dirbančių tikrai labai įspūdingose vietose, kur, turim NASOje dirbančių lietuvių, turim visur, kur mūsų tikrai turim jaunuolių tokių, ne tik jaunuolių, turim ir vyresnių, aišku, tikrai su plačių pažiūrų, bet mes turim labai didelį potencialą kaip šalis. Nes turim labai tikrai stiprius žmonės, turim, smegenis tikrai gerus. Genas geras šitoj vietoje. Naftos neturim, deimantų neturim, aukso kasyklų neturim. Bet turim žmonės.